Šiandieną parodysiu Jums, kaip pasigaminti torto papuošimą iš balionų. Šita tematika yra lėktuvėlių. Tai berniukams tinkanti. Išsiskirstom viską. Čia yra patys mažiausi balionėliai. Juos pūsti burna yra ganėtinai sunku. Tai geriausiai rekomenduoju įsigyti visada rankinę pompą. Su rankinė pompa įsipučiau oro ir lyginu su šalia esančiu kamuoliuku balionėliu. Ir taip formuosim visus balionus. Stipriai priveršiu, kad pasidarytų apvalus balionas. Jeigu norite iš balionų išgauti apvalią formą, paspaudžiu ant stalo ir tada pasidaro burbuliukas. Būtina prapūsti didesnį kiekį oro, nes tada išsitempia visas balionas. Prisipūtus visus balionėlius ateina kitas etapas, kada klijuosim ir rišim visus į vieną krūvelę. Pasiimu dabar 2 balionėlius, vieną su kitu surišu mazgu, lygiai taip pat su kita pusė. Ir tada paimu vieną ir kitą porą, kartu suneriu, gaunasi 4 balionai vienoje poroje. Tikėjas rodo, kad galim po 4 balionus naudoti, bet aš dar panaudojau po 2 likusius buvo įdėta, tai reiškia visus sunaudojau balionus ir tiesiog įterpiau juos dar prie tų 4 balionų. Tai ką dabar darau? Pasiimu lipnius lipdukus ir klijuoju, žiūriu, kaip gražiau susidėlioja balionai. Suklijavus juos, tada pasidalinu lipdukus per pusę, kad užtektų visoms dekoracijoms užklijuoti. Jeigu neišėjo iš pirmo karto dekoraciją tinkamoj vietoj kažkur užklijuoti, nebijokit, švelniai atplėškit nuo baliono, lengvai atkimba ir tada dėkit į kitą vietą. Na ką, ir smeigtukus įsmeigiam ir volia, mūsų rezultatas.